Sveiki! Daugelis mano, kad biblioteka tai vieta, kur tik galima pasiimti knygas. Iš dalies tai tiesa, nes abonemento skyriuje, kur knygos išduodamos į namus, apsilanko kone daugiausia skaitytojų. Čia galima pasivaikščioti tarp lentynų, susirasti knygą, ją pavartyti. Viena iš naujovių tai savitarnos aparatas, kurio pagalba skaitytojas gali pasiimti knygas į namus ir jas grąžinti be bibliotekininko pagalbos. Kaip matėme, abonemento skyrius tikrai svarbi vieta skaitytojai. Tačiau ar tai viskas, ką galima rasti tokiame dideliame pastate? Taigi kviečiu Jūs į nedidelę virtualią ekskursiją po biblioteką. Dabar esame bibliotekos trečiajame aukšte. Anksčiau tam, kad užsakyti norimą leidinį, skaitytojas turėdavo ilgokai sugaišti. Iš pradžių paplušėti prie kortelinio katalogo. Paskui užpildyti reikalavimo lapelį. Dabar tai galima atlikti žymiai greičiau, elektroninio katalogo pagalba. Jeigu Jūs turite sudėtingesnę temą, nerandate, ko ieškote, ar tiesiog norite išmokti dirbti elektroniniu katalogu, kreipkitės į konsultantą. Informacijos skyriaus darbuotojas Jums visada padės. Skaitytojo aptarnavimo skyrius pasirūpins, kad Jūsų užsakymas būtų įvykdytas kuo greičiau. Belaukdami užsakymo, Jūs turite puikią galimybę pasigrožėti galerijoje eksponuojamomis parodomis. Šviesi ir erdvi skaitykla, patogi vieta, norinčiam ramiai padirbėti. Čia pat įsikūrusi Amerikos skaitykla sudomins tuos, kurie ieško informacijos anglų kalba. Daugybė enciklopedijų, žinynų, nemokama interneto prieiga, visą tai rasite informacijos skaitykloje. Čia taip pat galite pasinaudoti bibliotekos prenumeruojamomis duomenų bazėmis. Besidominčius Šiaulių krašto istorija bei dabartimi kviečiame apsilankyti kraštotyros skaitykloje. Viena populiariausių vietų bibliotekoje yra periodikos skaitykla. Čia Jūs galite paskaityti naujausius laikraščius bei žurnalus, o taip pat pasinaudoti nemokamu internetu. Meno mylėtojai bibliotekoje taip pat turi savo jaukią vietelę, tai meno skaitykla. Čia Jūs galėsite pasinaudoti virtualiu meno žinynu ar tiesiog maloniai praleisti laiką, bevartydami meno albumą. Melomanai laukiami muzikos skaitykloje. Bibliotekos trečiajame aukšte Jūs rasite viešąją interneto prieigą.
Būtent čia nepatyręs internautas gali kreiptis pagalbos į bibliotekininką. Bibliotekoje taip pat vyksta gyventojų mokymai. Čia žmonės mokomi dirbti kompiuteriu. Mokymus veda patys bibliotekininkai. Sąrašas miestų. Nemažą dalį mūsų bibliotekos lankytojų sudaro vaikai. Todėl vaikų literatūros skyrius tarsi atskira respublika, kur vaikas gali jaustis saugiai ir patogiai. Mažieji ir jaunieji skaitytojai čia ras visas mokyklai bei maloniam laisvalaikiui reikalingas knygas. O savitarnos aparato pagalba vaikai gali grąžinti bei pasiimti knygas patys. Dabar esame saugykloje. Tai tikras bibliotekos lobynas. Čia saugoma seniausia bibliotekoje esanti knyga, sovietinio laikotarpio periodika, tarpukario Lietuvos leidiniai ir naujausia literatūra. Štai čia, komplektavimo skyriuje, prasideda knygos kelias pas skaitytoją. Šios skyriaus darbuotojos užsako naujas knygas, sutvarko jas, įveda į elektroninį katalogą, kad jums, mieli skaitytojai, būtų lengva ir paprasta jas surasti ir užsisakyti. O tam, kad knyga atsidurtų reikiamoje lentynos vietoje, ją būtina susisteminti. Tai ir padaro katalogavimo skyriaus darbuotojas. Taigi, apsilankėme net pačiuose atokiausiuose bibliotekos kampeliuose ir pamatėme, kad biblioteka toli gražu ne tik knygų išdavimas, kaip daugelis mano. Tai puikia vieta dirbti, mokytis, praleisti laisvalaikį ar tiesiog susitikti su draugais. Šiuo metu pas mus vyksta renovacijos darbai ir mes tikimės, kad neužilgo biblioteka pasitiks savo skaitytojus atsinaujinusi ir išgražėjusi. Jūs visada čia laukiami.